šitą magistralinį kelią aš gal pradėsiu tiek, kiek kaip inžinierius susidūriau jau prieš daugiau nei 10 metų. Tai 2012-2015 metais mes UAB KEL projekte, aš dirbau kaip inžinierius geologas ir mes tyrinėjom šitą projektą 40 km ruožą nuo 60 iki 94 km. Tyrinėjimai iš esmės buvo ir projektavimas vykdė UAB KEL projektas. Aš tuo metu dirbau kaip inžinierius geologas ir dirbau tiek objekte lauke, tiek rengiau galutinę inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą. Tai buvo, teko labai daug dalyvauti ir automobilių kelių direkcijos susitikimuose ir spręsti klausimą, nes kelias neeilinis, labai nestandartinė konstrukcija, nestandartiniai sprendiniai ir išspręsti šitą, kaip optimaliai ir racionaliai daryti, tai būdavo tikrai gan dažni susitikimai, sprendžiant poreikį, visuomenės poreikį, galiojančių standartų reikalavimus ir susiduriant labai daug su iššūkiais projektuojant, nes daug yra nuovažų, daug dėl saugumo prasme. Tai gaila, tas šitas projektus tuo metu taip ir neįsigyvendino statyboje, tai praėjo 10 metų, neįsigyvendino statyboje, turbūt visi žinot istoriją su Kęstučiu Masiuliu, su Eligijum Masiuliu, atsiprašau, istorija su buteliu. Tai įsivaizduokit tai, kad tai praėjo 10 metų dėl tokios istorijos ir pats kelio statyba pabrango apytiksliai 2. Netiesiogiai turbūt pabrango dar daugiau žmonėms, tai yra mašinų remontai, tvarkymai ir panašiai. Tai kai atsirado poreikis, neatsirado, jis visada buvo, kai poreikis jau direkcija, ministrai prisižadėjo visi, kas tai gali, kad pastatyti kuo greičiau ir suremontuoti kelią. Čia turbūt ačiū ir visuomeniai, kuris spaudimą didžiulį darė ir rinkimai. Tai praėjo nei daug nei mažai po 10 daugiau metų prasidėjo naujas projektavimas, naujos statybos. Tai va. Žinant, kadangi pats dalyvau, tai žinojau, kad ten iššūkiai didžiuliai, kelias nestandartinis ir nuėmėme šitų projektų vedami ir ambicijos, ir įdomumo, ir prisidėjimo prie tokių reikšmingų projektų. Ir tai kitas dalykas buvo iš tikrųjų didžiulis ir spaudimas tuo pačiu metu, spaudimas didžiulis projektuotojams, Lietuvos kelių direkcijai iš ministerijų, iš visur. Iš tikrųjų buvo didelis iššūkis tyrinėti, nes spaudimas, ataskaitos davimai, pastovus, reguliarūs, sprendimai greiti, terminai labai trumpi. Na ir šitoje vietoje labai teko stipriai patiems irgi pasitempti, koordinuoti gerai. Koordinavimas vyko tiesiogiai tyrimų metu, nes sprendiniai keitėsi tyrimų metu, atsiranda garso triukšmo žinutės, atsiranda eismo saugumo salelės, nes modeliavimai eismo saugumo, eismo intensyvumo modeliavimai, triukšmo modeliavimai vyko viskas vienu metu. Tai todėl, kad projektui ir tyrinėjimams duotas labai trumpas terminas ir paleisti statybą buvo noras labai greitai ir tai va, tai džiaugiamės, kad susitvarkėm. Iš tikrųjų daug išmokom iš šitų visų tyrinėjimų, išmokom daug efektyvesnio koordinavimo, stabilesnio tokiems didelėms. Lauko inžinieriai tikrai pasisėmė daug patirties, nes sankasos aukštos, didelės ir ten kaip pažymėjimai, taip durpynai. Tai lauko inžinieriai mūsų ūgtelėjo
kelius kartus iš tikrųjų, ruošiant ataskaitas taip pat ten iššūkiai, daug laboratorinių ir iššūkiai įvertinti viską, tai dar kiekvieną kartą keičiantis poreikiai, papildant tą geologiją tyrimo metu. Tai ūgtelėjom visi ir kaip specialistai žmonės ūgtelėjo, labai aiškiai matau įmonėje ir aišku, kaip įmonė mes prisidėjom ir kaip sakant, dar daugiau galim, gebam tokius projektus vystyti ir vykdyti. Tai va, tai čia toks įžanga, bet dar turbūt tokios kitokios istorijos. Tai istorija nuo ko šitas, kada tas kelias atsirado poreikis ir kodėl jis betoninis, turbūt taip. Tai va, tai 60-ame dešimtame Nikitos Chruščiovo iniciatyva, tai ta sąjunga buvo įgyvendinti ekonomikos centralizacijos pakeitimas, leidžiantis Lietuvai savarankiškai vykdyti savo ūkį. Tai pasakoje infrastruktūrų projektai, skaitant magistralinį šitą kelią, tapo svarbu regionas, tapo svarbu. Utena tuo metu tapo vienu iš regionų, augo labai stipriai, kelias esantis jau nebesugebėjo aptarnauti, tai ir todėl naujas kelias tapo būtinybė dėl senos infrastruktūros nebeveikimo. Kelio projektavimas nuo 700 metų, o statybas 27-ais. Tai kai mes čia tyrinėjom tokį ilgą ruožą, metus netyrinėjom, tai ten tyrinėjo 5 metus. Dar teko bendrauti Linas Jurčiukonis, ten Panevėžio skyriaus anksčiau dirbantis, dabar nebedirba, bet dar papasakoja šiek tiek. Tai kadangi Lietuvoje iš tikrųjų labai daug buvo cemento, betono ir nebuvo kur panaudoti tuo metu, tai buvo priimtas sprendimas naudoti tokį kelią, statyti betoninį, nes bitumai visi kiti buvo perkami. Tai manant ir norint racionalizuoti, tai buvo nuspręsta, kad reikia betoninį kelią statyti. Buvo bandoma naudoti baltarusišką techniką, kuri ten iš tikrųjų neveikė, nesigavo, problemų buvo. Tai mintis buvo tada pakeisti prancūzišką, bet prancūziškos teko laukti ten apie 3 metus ir daugiau. Tai eismas buvo jau paleistas, nes sankasos supiltos, danga tokia paklota smėlio, kuri kaip pagrindas būtų tarnavęs žvyras, kaip pagrindas betonui kloti. Bet tačiau, kad tangi laukia, tai eismas vyko, reikėjo stiprinti, tai buvo stiprinama danga cementu. Tai tas atsispindėjo mūsų iš tikrųjų ir tyrinėjimas labai stipriai. Ir matėsi ir radom po dangos konstrukciją ir šitą stiprinimo sluoksnį. Tai prieš klojant tą betoną, tai vėl buvo šiek tiek pasluoksnis smėlio pripiltas ir taip užklotas betonas ir kelias nuo 87 metų atidarimo iki dabar iš esmės dar dalis yra jo, bet jau keičiama ir tikrai vaizdas keičiasi. Tai kelio ruožas, kaip mato, 95 kilometrai, jungiantis Vilnių su Utena. Poreikis, iš tikrųjų poreikis tai labai aiškus, matomas čia. Pirmiausia, tai ir tų reikalavimų nebekelia, nebetitinka, nepatenkinama dangos konstrukcija, aukšto eismo intensyvumas padidėjęs, iš tikrųjų, varingumas, ir eismo saugumas, tai iš tikrųjų tai tikrai didelė problema. Tai kadangi šiai dienai šitas kelias jau nebetenkina ir eismo saugumo reikalavimų, tai reikia daug rekonstruoti, keisti ir sankryžas ir panašiai, tai tas kelias iš tikrųjų priimtas sprendimas rekonstruoti visą ruožą. Iš tikrųjų, pagal eismo intensyvumo skaičiavimus šitas kelias yra toks
skaičiuojamas, jisai nėra labai eismo intensyvumo didelis, skaičiuojamas jisai kaip savaitgalinis ir vasarinis kelias. Pavyzdžiui, vidutinis metinis eismo paros intensyvumas nuo Molėtų iki Utenos yra 4000 mašinų. Tai čia nėra labai didelis, iš tikrųjų tai yra standartinis bet koks krašto kelias, kur nereikalauja nei 4, nei 3, nei juostų, tik tai 2 eismo juostos, nors čia visuomenėje daug čia tų tokių nuomonių, bet pagal kaip? Taip, paros intensyvumas. Bet čia skaičiuojamas vidutinis metinis. Tai aišku, vasaros laikotarpis labai stipriai kyla, 3-4 kartus ir ypač kyla penktadieniais viena pusė, sekmadieniais atgal į Vilnių. Tai čia toks nestandartinis kelias, dėl to ten sprendimai irgi sudėtingi dėl projektavimo ir kaip tą kelią platinti, neplatinti, nes pinigų tikrai gan brangu. Tai mes tyrinėjom iš tikrųjų visą kelio ruožą nuo dabartinės Nemenčinės sankryžos per kelius etapus. Tai pirmas etapas buvo, kurį ištyrinėjom, tai jau atlikti darbai, tai Utenos mieste už žiedo. Tai ten įvykdė darbus UAB Hiskas gan greitai. Antras, tada jeigu nuo Utenos žiūrėti ten link Molėtų, tai ten tie etapai irgi jau pastatyti, keliai važiuojat, matėt ir tikrai saugus, gražus ir šiuolaikiškas kelias. Ir po to kiti etapai buvo vykdomi, šiuose 2 etapus buvo užsakyta UAB SRP projektavimas, o kiti 5 etapai buvo paleisti UAB Plen projektas užsakymu, projektuotojai projektavo ir buvo suskaidytas į 5 ruožus tyrimai. Tai šiais metais jau yra laimėti konkursai statybai, statys UAB Hisk ir Fektos grupė. Tai turėtų greitų metų turbūt ir pasileisti darbai. Tai iš tikrųjų planavimas ir galvojimas apie keliones ten šiais metais bus tikrai apsunkintas. Tai rinktis reikės turbūt kažkokius patogesnius kelius. Tai čia vizualinė schema, kaip ir išvardinau, iš tikrųjų ir kokie tyrimai buvo atlikti, kokią projektų stadiją. Tai jeigu žiūrėti nuo Vilniaus, tai kurie dar bus statomi 1, 2, 3, 4 ir 5 ruožai, tai yra projektiniai tyrimai, pilnai parengti, o kontroliniai tyrimai buvo daryti tyrimų ruožuose jau už Molėtų, nes, kaip ir minėjau, prieš 12-10 metų tos tyrinėjimus buvom atlikę jau pilnai ir tikrai ten su dideliais kiekiais tyrinėjimais. Tai žiūrint iš tvarumo pusės, ekologijos ir iš visko pusės, tai tikrai nėra prasmės daryti projektinių tyrimų. Nors ten ir buvo dalis statinių. Čia tyrimų bandėm atvaizduoti, kiek tų tyrimų ir kokių tyrimų atlikta buvo pagal ruožus. Tai kaip matot, taip ir atsispindi ir grafike, kad daugiau tyrimai pirmuosiuose ruožuose tai yra pagrindė tyrimai projektiniams, o jau antra galutiniuose ruožuose tai yra daugiau naudotas ir archyvinė medžiaga ir remtasi ir papildyta pagal poreikį, pagal projektinius sprendinius kitus papildomi tyrimai atlikti. Tai kaip ir minėjau, Utenoje tai
TEC Infrastructure projektavo, pastatytas, po to 2 ruožai irgi dabar neseniai atidaryti, pastatyti, kiti ruožai paskelbti, jau laimėti konkursai statybai. Čia bendras tyrimų metodikos tyrimų kiekis, toks atvaizduota, kiek atlikta, kiek gręžinių atlikta, kiek archyvinių, kiek kasinių, kiek statinio zondavimų atlikta. Tai tikrai kiekiai šiaip dideli ir poreikis, sakykime, projektuotų buvo reiklus ir norėjo iš tikrųjų gan detaliai ištirti. Kitas dalykas ir sąlygos tyrinėjimams detalumai įpareigoja tirti gan detaliai, nes iš tikrųjų kaip tik pažymėjimas, kaip kažkokia vieta, tai taip ir susiduriam su durpynais, su nedideliais, lokaliais, jie dažniausiai lokalūs yra, prie Utenos yra ir termokarstinių daubų, kurias irgi aptikom tyrinėjimų metu, tai po keliu, tai uždurpėjusios, tai taip, kad gręžinių kiekis ne tik pagal standartą ar pagal užsakovą, bet ir labai svarbu ir kompetencijos, ir galimybės suvokimas, supratimas, kaip tas projektuojama, kaip statoma ir parinkti tuos tyrimų taškus projektuotojui teisingai, naudingai jau pagal situaciją. Tai va, tai čia irgi buvo gan didelis. Kadangi čia tokia padarėm gylio analizę per visus ruožus keliui, šiaip šitą gylio analizę atvaizduoja vidutinį gylį, maksimalų gylį, ten minimalų. Šiaip keliams tyrinėjama gan negiliai iš tikrųjų, nėra svarbu konstrukcija ir sankas ar pasiekti natūralius gruntus, bet kadangi šitas kelias yra gan su aukšta sankasa ir, kaip minėjau, su pažymėjimais visokiais ir viso kito, tai gyliai jie yra tokie gerokai dvigubai, kaip matot, gilesni negu standartiškai. Tai šitos gylius įpareigoja atlikti, tokie gyliai gavosi paprasčiausiai dėl reljefo kaitos. Tai kitas dalykas, nuo šitų gylių, aišku, ilgėja laiko darbas ir pats darbų organizavimas ir užsitvėrimas, kur mes irgi turėjom derinti su automobilių kelių direkcija ir leidimus gauti ir fiksuoti darbo laiką ir gauti leidimus tam tikrų metų dirbti. Tai, kaip visi ir žino, tyrinėjimai labai įtakoja, gylis labai įtakoja tyrimų laiką. Tai šitoj vietoj tikrai apsunkino ir didelį iššūkį buvo atlikti tyrimus pagal projektuotus užduotus terminus visam projektui ir išleisti tas ataskaitas, gauti vertinimus ir panašiai. Tai čia per visus kelio ruožus kiek atlikta laboratorinių tyrimų, tai buvo fizinės ir mechaninės savybės atliktas, tai laboratoriniai tyrimai iš tikrųjų buvo atliekami tikslingai, ten, kur statiniai, kažkokie atraminės senutės tiltai, gyvūnų praginos, tai ir kirpimai, ir odometrija, ir ten, kur kelio konstrukcija, kur svarbu kiti parametrai, kaip filtracija, grulometrija, šalčio klasė nustatyti, tai taip buvo tyrinėta. Tai iš viso 446. Tai va, tai lauko darbų metu čia, vaizduojam, tai vėlgi lauko darbų metu, tai kaip ir matosi ženklas ir šiaip technika buvo naudojama labai įvairi, mes turim nemažai jos ir priklausomai nuo statinio, gręžinio gylio, šitoje vietoje kaip tik buvo projektuojama gyvūnų pragina,
Tai gręžinių giliai čia virš 20 metrų, tai naudojama didesnė, ten kur galingesnė technika, tai labai derinomės ir bandėm optimizuoti. Čia, vat, kaip matot, įvairiausia ir rankinė technika naudojama vietose, kur prieiti, kur tiksliau privažiuoti negalima. Vibrokalamasis gręžimas, šniekinis gręžimas, koloninis buvo gręžimas, kur reikėjo paimti nesurdytos sandaros mėginius. Tai čia dar tokių vaizdų, kur dirbom iš tikrųjų metus čia skirtingose ruožuose, tai vat, kaip bandėm atvaizduoti, tai ir teko ir žiemą dirbti, ir tokiose vietose, kur ir prie esamų pralaidų, ir vietose, kur privažiuoti sudėtinga, vietose miškuose, iš tikrųjų sankasa labai aukšta vietomis, ten net rankinį įrangą nusinešti būdavo ten virš 10, 12 metrų yra vietų sankasų, kur reikia pralaidą keisti, tvarkyti ir reikia ištyrinėti. Tai iššūkiai tikrai gan dideli. Tai geomorfologiniu požiūriu, tai iš tikrųjų tyrimo teritorija požiūriu tai vyrauja paskutinio apledėjimo aukštumos fliugoglacialinės lygumos, dominuoja kraštiniai glacialiniai, fliugoglacialiniai dariniai. Reljefo, kaip ir minėjau, pažymėjimuose visur daugelį biogeniniai dariniai. Kelio ruožas patenka tarp Baltijos stadijos ir vidurio Lietuvos fazės apledėjimo ribos. Ruože buvo išskirti 8 geomorfologiniai mikrorajonai. Tai geologinė sandara, nuo, čia irgi pagal ruožus paskaidėm šiek tiek, tai nuo 28 iki 51 kilometro vyrauja kraštiniai glacialiniai dariniai vidutinio stiprumo, stiprus moreniniai smėlingi moliai. Nuo 51 iki 56 kilometro kraštinių glacialinių darinių atsiranda, tarp kraštinių glacialinių darinių atsiranda limnoglacialiniai, silpni vidutinio stiprumo smėlingi moliai, čia dengia viršui. Nuo 56-59 kilometro tai glacialiniai, kraštiniai ir kraštiniai fliugoglacialiniai dariniai, jie dažniausiai pūrus vidutinio tankumo. Nuo 59 iki 64 kilometro tai dominuoja fliugoglacialiniai dariniai, vidutinio tankumo tankus molingi žvyringi smėliai. Nuo 64 iki 87 kilometro vyrauja kraštiniai glacialiniai, fliugoglacialiniai, įvairūs tankus molingi smėliai. Nuo 87 iki 93 daugiausia limnoglacialiniai dariniai, vidutinio stiprumo moliai. Taip pat sutinkami ir fliugoglacialiniai. Tai nuo 93 iki 95 kilometro fliugoglacialiniai mažai dulkingi moliai, smėliai ir glacialiniai moreniniai moliai. Taip. Čia bandėm pavaizduoti tai pelkių ir durpynų vietas. Iš tikrųjų, tai kaip matot, visas ruožas paskaidėm, bet kaip matot, jų vienas paskui kitą. Iš tikrųjų, kaip pažymėjimas, tai taip ir yra. Visą kelio ruožą iš tikrųjų taip tų durpynų yra gan daug, tačiau reiktų labai stipriai pabrėžti, kelias statytas ir pagal praktiką mano didelę jau kelių tyrinėjimuose ir viską, tai pabrėžti, kad šitie durpės iš tikrųjų buvo bandoma išdurpinti ir gan gerai išdurpintos, tai yra po keliu. Tai giliausiuose ten durpynuose, tai taip, kur gal turbūt nebuvo pasiekta technika arba buvo sudėtinga iškasti, tai mes radom ten 1,5 m gylio likusio, bet ten jau, kaip sakant, konsolidavęs apspausta ir įtakos tam
keliui sėdimams neturi ir iš esmės projektuotojai priėmė sprendinius sankasos konstrukcijos ar kelio ten keitimą, durpių keitimą, tai priėmė, kad nereikia nieko daryti ir paliko iš tikrųjų taip, kaip yra. Tai šiaip gan gerai išdurpinta yra. Aišku, šalia kelio jau skersiniuose pjūviuose matosi gan daug stipriau. Tai tų durpių daug daugiau. Tai. Čia tipinis kelio konstrukcijos storis ir konstrukcija visa. Tai kaip ir matosi, ten viršuje betonas, šiek tiek smėlio pasluoksnis, cementinis stabilizuotas sluoksnis ir smėlio šalčio atsparus sluoksnis. Tada yra toks nelaidus sluoksnis supiltas šiek tiek, turbūt, kad nuvesti į šonus vandenį ir šiuo atveju sankasą sudaro smėliai iki 4 metrų gylio, bet kaip matot, vienoje pusėje ir tų durpių rasta yra, ir giliau natūralūs gruntai. Tai čia tokia konstrukcija iš tikrųjų yra tokia gan dažna ir gan tipinė, pagrindė tokia ir buvo, tai tipinė. Tai, kaip ir minėjau, pagal ir istoriją, tai atspindi tą pačią ir istoriją. Iš tikrųjų buvo etapas, kai tos mašinos laukė, buvo užcementuotas ir tas sluoksnis buvo suteiktas per visą ruožą. Čia dėl statybos darbai 23 metais pradėti 2 kilometrai mieste. Rekonstrukcija nutiesta, tai suprojektuota 1+1 eismo juosta, šalia jo dviračių pėsčiųjų takas, rekonstrukcijos darbus vykdė Ubagisk. Ten apšvietimai įrengti, saugumo salelės, dar didelis iš tikrųjų dėmesys atkreipta į sankryžas žiedinės, taip sumažinant spūstis, parengiant eismo saugumą, pastiprinant. 64-63 ruožas irgi yra taip pat jau rekonstruoti ir pastatyti. Tai taip pat vykdė projekto darbus su Ubagisk ir 24 metais gruodį atidarytas 30 km ilgis ruožas. Tai irgi 1+1, tai kaip ir minėjau, tai yra šių laikų standartų atitikimas visas ir prisitaikant prie situacijos nuovažų ir šalia žmonių gyvenančių, tai kitokio sprendimo turbūt nelabai buvo galima priimti. Šitas kelias kainavo statybą 60 milijonų. Tai jeigu palyginant, kaip girdėjau visuomenėje, kad ten reikėtų automagistralę arba 4 eismo juostas, tai jeigu 4 eismo juostas rengti be skiriamosios juostos, tai yra tas pats kelias, tai yra krašto kelias, kuris ribojamas 90 tuo pačiu greičiu. Tai tik tai pagerimas eismo pralaidumas, bet jisai netitinka eismo intensyvumo. O magistralinis kelias įrengti reikalinga skiriamoji juosta, 2 lygių sankryžos, tiltai, viadukai. Tai kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad Via Baltica A5 kelyje, čia prie Marijampolės, kur dabar pastatė, tai 16 km kainavo 200 milijonų automagistralės. Tai statyba. Tai įvertinant ir direkciją, ir projektuoti, įvertinant visus šituos aspektus, tikrai ir skaičius, tai apie eismo didesnį intensyvumą, tiksliau platesnius kelius, taip ir nebuvo besvarstomų priimti tokie sprendimai.
Palyginimui galima pasakyti, pavyzdžiui, ties Bačkonimis, kur A1 kelyje, Vilnius Kaunas kelyje, ties Bačkonimis eismo intensyvumas yra 17 000 vidutinis, kai čia yra 4 000. Tai... Mariau, atsiprašau, čia tas, kas parašyta dėl atsiradusio juostos, čia visi antijos pyksta, kurie atvažiuoja iš priekio ir salilestas patiria dėl šito. Čia viskas aišku tvarkoj, kodėl tai yra. Bet čia nepaminėta, kad nėra papildomas, tiksliau neišnyko dešinio posūkio juostos. Užsakymas užsukti. Tai atsiradęs nesaugumo jausmas, važiuoja nori pasisukti dešinę, nors sėdi tau ant užpakalio. Tu turi prisistabdyti gerai, kad atsisukti tvarkingai. Nėra kur pasitraukti. Taip, tai matysi ten video, jie ten biški priseksiu, tai parodysiu, tai direkcijos ten biški vardino argumentus, bet iš esmės dar turbūt ribojo ir kelio plotumas, nes išpirkti žemės ir pastatyti greitai, tas irgi kainuoja ir daug laiko. Ministras prisižadėjęs greitai čia ir dabar pastatyti tą kelią. Tai čia jo buvo turbūt didžiausias uždavinys. Čia gal atvaizdavom tyrimų taškų išsidėstymą, sakykime, vienam ruože ir pjūvuką tokį simbolinį. Tai ką norėjom parodyti, kad ten, kur yra durpės arba pažymėjimai, tai tyrimų taškų kiekiai labai stipriai padaugėja ir jų patamsėja, kaip čia paveikslėlė matosi, ir apačioje išilgydime pjūvėje matosi jų ir gyliai. Ir matosi, kad iš tikrųjų durpių išdurpinta, iškasta, kaip minėjau. Tai va, čia ministro prisižadėjimas, betonas daužomas, skaldomas. Čia tokia įžymi nuotrauka, kurią rodė per visas žiniasklaidos sistemas. Kas įdomaus gal apie tą betoną buvo labai daug svarstama, gal dėti į konstrukciją, ir buvo iš tikrųjų testai, šalčio testai atlikti, tai iš tikrųjų betonas su skalda nepalyginamai daug silpnesnis ir iš konstrukcijos buvo nuspręsta tikrai nedėti į konstrukciją, šalčio ciklų neatlaiko. Tuo pačiu buvo pasiūlymas iš projektuotojų toks ekonominis, tai ekonomiškai naudingiausias galėjo spręsti pats statytojas, kur tą betoną dėti. Tai yra galėjo naudoti sankasoje, galėjo konstrukcijoje naudoti, kur norėjo. Arba jį išvežti ir atvežti kitų, pakeisti gruntu. Tai statytojas, kadangi prisijima atsakomybės ir garantijas tam tikrą laikotarpį, rizikuoti nenorėjo, tai iš tikrųjų viskas buvo išvežta ir nepanaudotas tas betonas konstrukcija, nors automobilių kelių direkcija labai norėjo iš tikrųjų panaudoti, bet, kaip ir sakiau, yra standartai, kurie nėra įtraukti betono naudojimas pas mus Lietuvoje standartuose. O direkcija dabar Via Lietuva reikalauja ir tų pačių garantijų tam tikrą laikotarpį. Tai statytojas nenori prisimti atsakomybių. Čia jau statybos metu ir po statybos ta pati vieta. Iš tikrųjų, kaip matot fotografijai, tai viršutinę reikėjo pavargti, mums čia pagręžti ir visokius metodus naudoti, kad tą betoną ir matot, koks tas rezultatas gavosi. Čia dar viena su salele. Toliau kitoje nuotraukoje matosi ir gyvūnų, kur tikrai ten daug jų yra ir tikrai dažnai tas pasitaiko. Na, čia pažymėti būsimi ruožai, kur dabar bus rekonstrukcija su tyrimų taškais atliktais. Čia bandyti paspausti. Tokį video turim, įsitraukė iš Via Lietuva turbūt.
puslapio, jeigu užsikraus pasileisiu, ne? Nežinau, pasileido ar ne? Čia fullscreen'as nepasileido, nes nematys. A? Jis gali pasileisti, bet nematys iš čia. Ai, nes. Čia yra prezentacijos toks. Supratau. Supratau, tada nejungiu. Jis tikiuosi darys tą. Tai gerai. Tai ką dar norėjom parodyti? Parodyti va standartinį iš tikrųjų bus penkios gyvūnų praginos, bet čia jos visos bus iki molėtų numatytos. Tai vat, rūpinomės ir šitais dalykais. Čia tokia parodėm pjūvį plane, parodėm, kur tie tyrimo taškai atlikti, pjūvis ties gyvūnų pragina, tai kokie gylio grėžiniai matosi. Čia projektuotojų skersinis pjūvis, kadangi Vilnius, jau nuo Vilniaus iki Molėtų bus 3 eismo juostos projektuojamos, tai bus 2+1, tai čia tokia vat projektinė schema. Čia vizualizacija su garso sienele ir tas pats matosi 2+1 su atitvaru, nes iš tikrųjų nepasiteisina, sakykime, skiriamų juostų ženklinimas ant dangos, ten ištisinių, tokiuose 2+1, tai yra ir pasaulyje nepasiteisina, nes dažniausiai avarijų būna labai, nes vis tiek žmonės atsiranda, kurie nesilaiko tų eismo taisyklių, tai tik atitvarai leidžia apsaugoti ir saugiau eismo reguliuoti, tai atitveriant. Ne, čia bus etapais, bus ruožais, ten, sakykime, dabar tikrai nežinau, bet tai ten, sakykime, 10 km vieną juostą, po to 2 juostos, vėl juostą, taip bus šachmatinė tvarka. Jeigu į kalną, tai važiuoja viršun 2 juostos pačios. Taip. Tai va. Taip, mūsų darbų trukmė, tai yra lauko darbai užtruko 920 valandų, bendra trukmė visų darbų 2300 valandų. Mes šitos darbus fiksuojam ir planuojam, ir koordinuojam, ir optimizuojam, ir derinam. Tai projektų valdymo sistemoje Skora, tai labai palengvina savitarpio organizavimą ir tuo pačiu galim dalintis progresu su užsakovais bet kuriuo metu. Tai va, ačiū už dėmesį ir toks